Sveiki, draugai! Sveiki atvykę į mano naują studiją. Tiksliau į vietą, kur bus mano naujoji studija. Čia bus trečioji mano studijos versija. Pirmoji buvo su kilimu ant sienos, antroji buvo su 2 dažytam sienom, o trečioji bus actual properly YouTube studija. Žinoma, yra nemažai darbų, kuriuos reikia padaryti. Reikia susitvarkyti sienas, grindis, aidas, patys girdit. Tai tikrai daug darbų yra, bet nusprendžiau, kad pasimsiu jūs kartu. Parodysiu jums, kaip aš tvarkausi šią studiją. Galime tuo ir pradėti tuomet. Pirmiausia, reikia padaryti vieną dalyką. Tai yra persirengti ir pradėkime darbus. Iš karto noriu pasakyti, kad tai, ką aš darau, aš nesu ekspertas. Tai čia nėra tutorialas, čia tiesiog aš iš bendro supratimo viską darau. Pagalvojau, ko gero turėčiau papasakoti visą viziją ir idėją. Tai vizija yra tokia. Čionais turėsiu akustinės panelės, foteliukai, čia bus podcastų setas. Čia lentynos, stalas, čia turėsiu įrangos review setą ir tuomet čia stalas toks laisvo pobūdžio, visa studija matysis, tai jau 3 setas. Tai mano planas yra visą šitą erdvę paruošti į 3 skirtingus setus, kuriuose galėčiau kurti savo video toliau. Na štai, po beveik savaitės gruntavimo, glaistymo ir šveitimo patalpas pagaliau paruoštas dažymui. Tai žinoma, aš nenufilmavau, kaip aš apklijuoju langus ir visą kitą, tačiau svarbiausia yra tai, kad jau galima pradėti dažyti. Tai manau, kad tą ir reikia daryti. Štai, pirmas sluoksnis baigtas, reikia palaukti lyžius, antras, gal 3, sutiksim rytoj. Na štai, kita diena, antras sluoksnis jau išdžiūvo, tai dabar reikia nusidažyti antrą sluoksnį visur ir tuomet 3 sluoksnis bus tik tai ant sienų. Tai pradėkime testuoti. Štai, antras bei sluoksnis jau išdžiūvo, galima dažyti spalvą. Nebeversiu jūsų žiūrėti džiūstančius dažus, pabandom kitaip. Na štai, sienas baigtas dažyti. Kol dažiau sienas, atvyko kilimas, reikia jį pasikloti. Štai, kilimas baigtas, tuo ir baigsiu šį video, kitam video pradėsim ruošti setus. Nepamirškit laikint, subscribint, nes turiu labai daug idėjų, ką daryti įsirėmus šią studiją. Tai susitiksim kitam video. Iki.